Abalkį paleisti, galvoju, velniop, nes mes tiek tokie, mūsų proto tema tokia, taip sakant, neveiklus jaunimas. Tai to papasakosiu. Mes esam grafiti piešėjai. Projektas vadinasi Miesto gentis. Miesto gentis kodėl? Nes skirtas subkultūrom atstovaujant jaunimą, yra subkultūras. O tai mes subkultūras pavadinam tokiam miesto gentelėm, vis tiek kiekvienas ten būrėsi į savus ratukus. Vat, mūsų tas pati idėja suburti juos kartu į tokius kaip mokymus, panaudojant grafitį kaip patrauklę priemonę patraukti jaunimo dėmesį. Ne tiek, kiek juos išmokyti jau ten, kad jie taptų profesionalais, kiek tiesiog tokie, kas šitokio įdomus toks daičiukas, galim papuškinėti. Ir norim to parodyti, kad kuo įvairesnis jaunimas, tuo įdomesnių kūrybinių rezultatų galima pasiekti. Kad jaunimas nesėdėtų savose tose grupelėse ir ten, nezystų, čia nieko nevyksta, kaip pas mus čia lieva, kai viskas blogai, o kad patys pradėtų, veikti, burtųsi ir patys ieškotų savo sprendimų. Čia projektas grinai iš mūsų, apie mus pačius, galima taip pasakyti. Mes lygiai taip pat sėdėjom, galvojom, kad čia viskas blogai, kol nepradėjom patys užsiimti. Tai projekto metu, kaip minėjau, mokysim kažkokių ten papaišymų. Ir projekto pats bus finalas, tai jaunimui leisim patiems nuspręsti, koks bus renginys. Tai reiškia gauti leidimus piešiniui pagrindiniam, jų bendram, surasti vietą, gauti leidimus, susitarti patiems, kas tai bus, ir visa kita. Ir taip pat pas mus didelę dalį tai apimas klaidos, kadangi norim mūsų tikslas įtraukti jaunimą veiklai ir kad jie save išreikštų. Todėl mes taip kaip yra suplanavę tas klaidą, bet mes norim, kad jaunimas pats jį pagituot, kad rašytų straipsnius, ten kurtų filmus, filmą gal nesukurs, nes bus kažkokių tokių veiklų, bet bent jau straipsnius, kažkokius blogus, forumus darytų. Aišku, mes tai juos skatinsim daryti. Be to mes patys numatėm, tinkamai plakatai. Plakatai nėra mums labai gal patrauklyta tokia priemonė, bet kadangi tai bus moksleivių, mokyklinis amžius, tai jau plakatus galim iškabinti mokyklose. Pasiūsim tada specialų tokį sukurtų dizainų elektroninį laišką socpedagogams. Kiekviena mokykla, bent jau Vilniuje, tai tikrai turi socialinius pedagogus, kurie gal ir bendrauja su ten tokiu jaunimu, su kultūrščiais tokiais. Kas toliau pas mus. Tai tokie įtraukimai, tai mes labai nesistengėm, kadangi manom jau grupelį iš 50 žmonių, mes iš Vilniaus tikrai jau surinksim. Vieną iš tų plakatėlių, iš pažinčių ten, ta prasme, žodiškai paskleidę tarp pažįstamų ir tas labai plinta. Projekto metu, aišku, ten svetainės, nes mes kaip ir principas mokymai ir viskas tas yra, siekiame vis tiek savo naudos iš to projekto, negali būti be naudos savo. Aš taip manau, tai liks svetainė ir grafiti mokyklai, liks medžiaga mokymosi, kur kiekvienas galės užėjęs tam pasidaryti. Liks, forumas, tokie atitinkamai, tokie erdvė tiem, kas nori išmokti. Dar specialiai sukursim dizainą pačios bankutės. Tai dizainas tai yra paprasčiausiai bus iškliuotas lipdukas narazolinio šito balionėlio, aišku, išlaikant ten tam tikras taisyklės. Ir chebra galės, kas norės išpaišyti, kas norės galės pasilikti kaip suvenyrą. Toliau, aišku, YouTube klipas, visi tie standartiniai dalykai, ženkliukai, kas čia dar. Jokių lankstinukų nedarysim, nes tai mano manimo išmetimas pinigų, jokios tai yra. Taip, pabaigoj paroda, parodai lygiai taip pat leisim sukurti būtent dalyviam. Kas tai yra sukurti? Aišku, stendai kažkokia taisyklės tai jau bus, bet apipavydalint, sugalvot vietą, kas ten bus, kaip ten bus, irgi leisim mums padedant, leisim dalyviams. Lygiai taip pat ir per papildomas klaidą vyks kitose miestuose. Bandysim susisiekti su seminaro su kultūra gyvai dalyviais, taip pat, kas atstovauja su kultūros. Ir gal jie jau kažkokių pasiekę savo planų, gal norės kartu su mumis susijungti. Arba mes pasigirsim, kad mums puikiai viskas pavyko, ar tai nepavyko. Ir kartu bendrai toliau skleisti mūsų idėją ir grafiti, ir idėją apie jaunimo iniciatyvas tarp kitų dalyvių. Puiku, ačiū.